Jo vizija – visuomenė be smurto ir stresų bei žmogiškųjų vertybių atgaivinimas įkvėpė milijonus visame pasaulyje. Jis iš naujo parodė ahimsą arba nesmurto vertę pasauliui, kuriame siaučia karai, konfliktai ir ekstremizmas. Jis yra pasišventęs grąžinti šypseną kiekvienam žmogui šioje planetoje. Susipažinkite, jo šventenybė Šri Šri Ravi Šankaras, pats įvairiapusiškiausias humanistas ir lyderis, kuris vienija pasaulį, nepaisydamas kastų, rasių, tautybių ar religijų barjerų. Gurudži, kaip jį meiliai vadina, gimė 1956 metais Pietų Indijoje. Jau vaikystėje jį rasdavo giliai medituojantį, o būdamas 4 jis stebino savo mokytojus, cituodamas Bhagavad Gitą. Sulaukęs 17 metų jis tapo vedų literatūros žinovu bei įgijo šiuolaikinį mokslinį išsilavinimą. 1981 metais Šri įkūrė Gyvenimo meno fondą, švietėjišką ir humanitarinę organizaciją, turinčią specialųjį konsultacinį statusą prie Jungtinių tautų ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos. 1997 metais jis įsteigė Tarptautinę žmogiškųjų vertybių asociaciją, kurios būstinė yra Ženevoje ir kuri įgyvendina įvairius plėtros projektus visame pasaulyje. Gyvenimo meno fondas veikia daugiau negu 140 šalių ir yra viena didžiausių pasaulyje savanoriškų organizacijų. Unikali ši dovana pasauliui yra Sudarshan Kriya, efektyvus kvėpavimo būdas, kuris skatina fizinę, protinę, emocinę ir socialinę gerovę. Per gyvenimo meno kursus 100% pasitaisė sveikata ir pagerėjo mano gyvenimo kokybė. Per asmeninius ir viešus susitikimus, įvairius mokymus, gyvenimo meno programas ir humanitarinę iniciatyvą ši žinia pasiekė iki 300 milijonų žmonių visame pasaulyje. 2006 m. vasario mėnesį į Bangaloro miestą Indijoje susirinko beveik 2,5 milijono žmonių iš daugiau nei 110 šalių. Tai buvo Gyvenimo meno fondo sidabrinis jubiliejus, tarnavimo ir dvasinio bendrumo šventė. Šri iniciatyva Gyvenimo meno fondas tapo socialinių transformacijų katalizatoriumi. Gyvenimo meno fondas su Šri priešakyje apima labai įvairų veiklos spektrą. Tai karinių konfliktų sprendimas, pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių ir traumų, stresų šalinimas, nuteistųjų reabilitacija, jaunimo ir moterų stiprinimas, bendruomenių švietimas, asmenybės tobulinimo programos ir senovinių žinių atgaivinimas. Šri įkvėpė atsirasti pasaulinį savanorių tinklą, kuris skubiai suteikia paramą žmonėms, nukentėjusiems nuo katastrofų, ar tai būtų karo padariniai Irake, ar žemdirbių savižudybės Indijoje. Maharaštros Vidarpa regione Indijoje Šri pradėjo visapimančią paramos programą žemdirbiams, tarp kurių plito savižudybės dėl nederliaus ir įsiskolinimų. Šios iniciatyvos dėka 308 kaimuose, kuriuose gyvenimo menas vykdė savo veiklą, visiškai liovėsi savižudybės. Kai 2004 metų gruodį smogė mirtinas tsunamis, tūkstančiai savanorių skubiai suteikė būtiniausią pirmąją pagalbą nukentėjusiems, atstatė būstus bei atkūrė infrastruktūrą. Šri pats susitiko su nukentėjusiais nuo tsunamio Nagapatiname ir Šri Lankoje. Šri įkvėpė daugybę grupuočių atsisakyti smurto ir pasitelkti taikius konfliktų sprendimo būdus. Jo nešališkumas ir neabejotinas sąžiningumas leido sėkmingai sutaikyti kariaujančius žmonės tokiose vietovėse kaip Šri Lanka, Kosovas, Irakas ir Kašmyras.
2003 m. rugsėjį Širišri inicijavo daugelįpę programą, skirtą reabilituoti daug kančios patyrusius Irako žmonės. 2007 m. gegužę Irako ministro pirmininko Nori al-Maliki kvietimu Širišri apsilankė Irake kaip taikos ambasadorius. Jo žinios apie nesmurtą ir taikų sugyvenimą Irako žmonės labai laukė ir didžiai vertino. Po pirmosios dalies kursų Bagdade pasikeitė mano sveikata, atsirado proto ramybė, nebėra streso. Siekdamas išspręsti krizę Šri Lankoje, Širišri pradėjo dialogą su vyriausybė, parlamentarais, tamilų tigrų grupuotės lyderiais ir visuomenė, ypatingai jaunimu. 2006 rugsėjo mėnesį jis pats žengė drąsų žingsnį ir pradėjo taikos dėrybą su tamilų tigrų grupuotės lyderiais Kilinočyje. Širišri taip pat stengėsi suburti drauge skirtingų sluoksnių gyventojus Kašmyre ir sukurti taiką tarp kovojančių kaimyninių valstybių. Mano vardas buvo Mohamedas, tačiau tapęs kovotojų vadinausi Kalidu. Mums liepė atsinešti ginklų ir įtraukti kitus jaunuolius. Tačiau dabar, po gyvenimo meno kursų ir susitikimo su Širišri, suvokėme, kad pasirinkome neteisingą kelią. Dabar norime skleisti meilę ir nesmurtą Kašmyre. Širišri pavyko sustabdyti smurtą tarp revoliucinių komunistinių grupių Indijoje ir rasti taikius konfliktų sprendimo būdus tarp žemės savininkų ir maoistų grupuočių. Širišri inicijavo keletą bendruomenės stiprinimo programų, kurios sustiprino neturtingų žmonių savigarbos jausmą bei įkvėpė kaimus bendradarbiauti vykdant socialinę plėtrą. 1997 metais Širišri pradėjo įgyvendinti 5H programą, kurios tikslas paskatinti socialinę transformaciją. Tai yra sumažinti skurdą ir sergamumą bei užtikrinti taiką ir harmoniją bendruomenėse. 1999-aisiais Širišri pradėjo jaunimo lyderio rengimo programą YLTP, skatinančią jaunimą prisimti atsakomybę ir įgyvendinti projektus savo bendruomenėse. Aš rūkiau kaip garvežys, gėriau kibirais, tačiau dabar po pirmosios dalies kursų galite įsivaizduoti, mečiau rūkyti, gerti, tiesiog mečiau. Taip pat daugybė moterų buvo apmokytos amato, todėl sumažėjo jų ekonominė priklausomybė. Širišri iniciatyva buvo įsteigtos 86 mokyklos genčių ir kaimų vaikams tose Indijos vietose, kur išplitęs vaikų išnaudojimas ir skurdas. Mokyklos suteikia nemokamą kokybišką išsilavinimą vaikams iš visuomenės atstumtų sluoksnių ir gelbėja juos nuo priverstinio išnaudojimo. Širišri sukurta reabilitacijos programa pakeitė tūkstančių įkalintų asmenų gyvenimus visame pasaulyje. Širišri taip pat sukūrė specialias programas, padedančią žmonėms atsikratyti priklausomybės nuo narkotikų, alkoholio ir kitų kvaišalų. Aš visada ieškojau progos muštynėms, bet dabar po šių kursų esu visiškai kitas žmogus ir galiu išvengti muštynių. Širišri įteikta daugybė nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų, tarp jų aukščiausiasis Mongolijos valstybės, Rusijos federacijos Petro Didžiojo, San Šri Dnienešvara, pasaulinės taikos ir humanizmo. Jis yra pasišventęs sutaikyti visą pasaulyje esančią nesantaiką, atgaivindamas senovės Indijos idealą Vasudeva Kutumbakam arba vieną pasaulinę šeimą. 2007 m. kovo mėnesį Vašingtone Širišri paskelbė visuotinę žmogiškųjų vertybių deklaraciją, kurioje pabrėžė tarpusavio supratimo ir taikaus sugyvenimo tarp skirtingų žmonių bei kultūrų svarbą.
Skleisdamas žinią, kad meilė ir išmintis gali įveikti neapykantą ir kančią, jis veda pasaulį nuo tolerancijos link meilės, nuo egoistiškos sėkmės link nesavanaudiško tarnavimo, nuo uždarumo link viską apimančio. Jis vėl ir vėl parodo, kad meilė verčia pasaulį judėti.